Kaip kelininkus žiema užklumpa netikėtai, taip statybininkus statybų sezonas užklumpa netikėtai. Tai geriausia, ką sugebėjau rasti savo spintoje. Šiais laikais labai sunku rasti kokybiškus darbo rūbus už adekvačią kainą. Einam, parodysiu, apie ką aš kalbu. Štai, hebrytė, apie ką aš kalbu. Darbo kelnės 300 eurų. 500 eurų. 500 pinigų. O tu išvis beprotė. Iš kur pas statybininkus tokie pinigai? Kokybiški darbo rūbai kainuoja tiek pat, kiek kokybiški statybų meistrai. O, čia kažkokį džiumandžį rodo. Aš tikrai žinau, kas yra geri darbo rūbai. Patogus, elastingi, patvarus, drožiu kiekvieną dieną ir kaina yra adekvati. Rinktis jums, bet aš renkuosi Bisvip. Bet seni, ar duodi dantį, kad šie rūbai tikrai kokybiški ir atitinka savo kainą? Einam pasižiūrėti, ką gero jie siūlo. 8 eurų, 5 eurų. Triukė flekso kelnes perku. Jėzau, kaip gerai. Viskas, šių skudurų man nebereikia. Nuo šiol mane rengia Bisvip. Štai apie ką aš ir kalbu. Kokybiški darbo rūbai už adekvačią kainą. Beje, tai dar ne viskas. Turiu jums staigmenėlę. Štai šioje dėžutėje yra dovana jums. Konkursą! Jūs galėsite laimėti visą flekso aprangą. Jums reikia pasiekti kiemo magą, bratuką, Bisvip. Komentaruose užtaginkit draugą, prieš kurį fleksinsit su šia apranga.